Toliau turim vėlgi tokį paprastą daiktą, tušinuką. Čia manau irgi viskas pakankamai aišku. Labai traumuojantis įrankis. Dvi padėtis pagrindinės, aišku. Arba vėlgi, ar kaip peilis, arba tas pačias padėtis taip pat buvo su telefonu. Tai yra, arba vienai paėmė esam, kažkoks įvykis, paprasčiausiai dūrėm, arba jau laikom kitaip tušinuką kažką turim, ar nešėmės, ar čia šiaip į ranką kažką laikom, ir visą konfliktas. Bam, iš karto, aišku, dūrimai. Šiuo atveju tušinukas, aišku, kad kažkoks rašytis ar parkės, dar kas nesvarbu, šiuo atveju yra dar mirtingesnis, dar daugiau traumuojantis net negu raktai, kadangi jis yra grinai jau dūriamasis įrankis, sakykime, ginklas. Tai yra, jisai į minkštą vietą jau pataikys, jau gali giliai įlysti ir ypač jeigu su smailiu galu, ta prasme, padaryti daug žalos. Todėl vėlgi tam tikrais atvejais, jeigu tik norisi kažkiek traumuot, gali būti, aišku, kad pataiksite į žandykulį, kažkur tik odą perdursit, kažkur žandykulis, ar į kūną, kažkur į kaklą, mažiau padarys traumą, sakykime, bet irgi bus skausmingas. Bet aišku, vėlgi, realioje situacijoje sakau, čia ne kažkokios teorinės technikos, kurios darysim taip, realioje situacijoje tokių dalykų nebus. Jūs puola, griūnat, jūs stresę, bet kaip darot, dėl to, kaip jau bus, taip jau bus. Tiesiog noriu informuoti, kad tam tikrais atvejais tos visas traumas gali atsisukti paskui ir prieš jūs, nors ir jūs bandėt gintis. Taigi, tai yra tušinukas. Kitas, sakykime, šiek tiek iš kitos jau srities, sakykime, daiktas, tai būtų, pavyzdžiui, elementarus žurnalas, laikraštis ir taip toliau. Vėlgi, savigynoj, pavyzdžiui, irgi, kaip ir su raktais kalbėjau, dažnai siūlom irgi, ta prasme, tą, vadinkim, pasiruošti. Tai yra, paimam mane, smarkiai susukam, kad jis būtų kietas ir tada, sakykime, jeigu užpuls, tai su juo smūgiuojame. Čia viskas tvarkoj. Jis smarkiai susuktas, jis kietas, vėlgi, čia gali, aišku, kažkas, bam, paprasčiausias veiksmas, jam minusas, kažkokiam skauda, bam, prieinam, viskas veikia. Tik tiek, kad jeigu tas žurnalas kietas, arba kad net jeigu nedaug suska, tada šituo dalyku gali naudotis. Tai yra, jūs kažkas užpuolai, čia neša, tai bam, iš karto jam šokas ir tada veikia. Bet dažniausiai, aišku, tu nebūtai, ta prasme, taip jūs nešite, galbūt paprasčiausiai nešite, va, kaip laikraštį kažkokį. Ir jūs dabar, šiuo atveju dabar užpuolė. Tai vėlgi čia kažką, jums, aišku, suktų nebesuksit, net kaip minėjau, nėra laiko ir ne tas galvoj yra. Tad, šitoj situacijai, jūs paprasčiausiai tą, vadinkime, improvizuotą ginklą naudojate kaip savo tolimesnių veiksmų maskavimui. Ir, sakykim, vėlgi, nustebinami priešingą, kaip ir su visais ginklais. Tai yra, kažkas čia vyksta, kažkas ir va šitoj vietoj, ta prasme, aš uždengiu jo matomumą. Ir aišku, iš karto ne tai, kad uždengiu ir laukiu, kol kažkas bus. Aš iš karto atlieku savo planuosius veiksmus. Tai yra, kažkas, sakykim, bus, vėl kažkas bum, pam tik pakėliau. Ir vien tas, kad aš jau tą laikraštį bum prie galvos. Jeigu aš spėsiu, aišku, jis per visą tą laikraštį mušu, jis net nematys. Dažniausiai aš didžiausią traumą padaro, tie smūgiai, kurių jūs nematote. Tai arba per čia iškart smūgiuosiu, arba gali būti, prasme, kad irgi, opa, jisai instinktyviai gal bandys ar nuleisti, ar išlyst, viskas tvarkoj, jisai jau daro, nuleido jisai, kas reikia, bam, iš karto jūs galite pultą, prasme. Žodžiu, vėlgi, esmė yra sutrikdyti priešingą. Dar kartelį, kai kažkas išvyksta, einu nuo kažkas, bam, užsipuoliau ir veikiu. Su manekėnu gali pažiūrėti. Ir čia gal kažką tai, jau ta prasme kažkas, ir tolimesni veiksmai čia ar griausim, ar taip toliau kažką darysim, jokio skirtumo. Tas pats yra ir, sakykime, knygos variantą. Kažkokio nesvarbu, aišku, dydis tai nėra aktualumų išvis. Ta prasme, vėlgi, jeigu einame kažkur, tiksliau atsitiko situacija, kad mus kažkaip užpuolė ir priešingas reikalauja duoti knygą, jūs paprasčiausiai galite arba naudoti tą patį variantą, tai yra kažkas, hop, užsidengėt ir smūgiuojat, aš vėl čia galbūt užsidengėt, smūgiuojat ją kažką taip toliau, arba netgi galima nustebinti ir kažkas, hop, nustebinat, bum, smūgis į tarpą, kadangi jau dėmesys visas šalai, dažniausiai arba jis gaudys ir taip toliau. Čia, aišku, variantų begalės. Dabar tik noriu supažindinti su pačiais principais. Uždengiam, smūgiuojam, arba jeigu aš knyga, jeigu kieta yra, tai galima ją naudoti, aišku, smūgėjimai. Tai yra, nešam kažkokią knygą, dar kažkas atsiko, jaučiu kažkas bum bum bum. Ir vyrai kas. Ir aš kažkaip pasiruošęs, pamokas kas. Ir čia aišku šios knygos smūgis labai geras gaunas. Arba į trachėją, į nosį, į kažkur, kad ir žandykulį, į kaktą, jakį, bet kur. Jis tikrai trumuoja iš karto, bam! Jam skausmas susidengia ir vėl, aišku, grįžtam prie to pačio. Abiem, bam, keli smūgį, jis šoka, jam skauda, susidengia ir tada daro tai, ko reikia. Arba jį bando eliminuoti.
arba dingstat iš tos įvykio vietos, sakykime. Ir dar vienas, sakykime, toks dalykas, kas, aišku, labiau veikia čia, sakykime, tam tikrų paros metu, aišku, kalba eina apie tamsų laiką, arba anksti ryte, arba vėlai vakare. Žiemą, aišku, tai to tamsaus meto pas mus Lietuvoje dar daugiau yra. Tai, sakykime, žibintuvėlis. Sakykime, vėlgi, jeigu jūs vėlai grįžtate iš darbo, ar iš kažkokių ten, nežinau, paskaitų, nesvarbu, iš kur, jeigu jūs dažnai tenka eiti kažkokio keliuku, kur gali iškilti pavojai, sakykime, jums visą laiką galite praversti paprasčiausiai elementariausias žibintuvėlis, kuris, esmė ne kad su juo mes smūgiuosim, aišku, smūgiuosim ir su juo, bet esmė yra ne kad smūgėjimui, bet būtent priešininko apakinimui. Tai yra, ta prasme, patamsi, kai jūs pašviečia šviesą, kiekvienam ypač tamsoj, iš karto visi nusisuka, negalite šviesą žiūrėti, ta prasme, jūs jį apakinat. Tad vėlgi, tokiu atveju, jeigu kažkur kažkas įvyko, kažkur reikalauja dar kažką, jūs jo paėmate tiesiog į priešininką pašviečia. Į akis jis kažką dengės ir po to ar su pačiu tuo, tarkim šiuo atveju jis yra metalinis, tai jis su pačiu jo labai galima gerai smūgiuoti, bam, atlikti kažkokius veiksmus, o galbūt tiesiog pašviesit, spirsit tarp kažkur ir paveiksit ir toliau. Vėlgi, aišku, žiūrint, jeigu įsijungia čia kažkur, ta prasme, tai vėlgi gali būti kažkas bum, jums, vėlgi, lygiai taip pat, ta prasme, žodžiu, veiksmų, tai, sakykime, čia, technika čia nėra labai aktuali, čia viskas labai paprasta. Kaip jūs statysite daiktą, taip jūs su juo galite veikti. Svarbiausia, tik sakau, esmė yra priešinko nustebinimas. Netikėtas veiksmas. Tai jisai tikis kažko iš jo, gal pagausus kažką, čia atims kažką, ir jūs taigi veikiate, jam trauma, ir tada būtų baigimas. Aišku, galime, gyvenime ten vėl nežinau, ką jūs darot, galite tiesiog pažiūrėti, ką jūs, kiekvienas žmogus yra, kaip asmenybė, jisai, sakykime, kiekvienas galbūt nešasi kažką savo, kažką turi, nežinau, ten, kažkaip pakabuką, kažkaip raktų, dar kažkas, žodžiu, įvairiausiai daiktai, ta prasme, ką jūs galite panaudoti kabutą kaip tą improvizuotą ginklą. Tiesiog pažiūrėkit į save, ką jūs turite ir pagalvokite, kaip tai galite panaudoti, ką pas savo rankoje turite. Dar aišku, vienas dalykas yra, kad bet kurį iš tų ginklų, ką mes čia tų daiktų, bet kurį iš tų daiktų, ką kalbėjome, ar apskritai bet kurį daiktą, galime panaudoti, aišku, kaip improvizuotą ginklą, mesdami jį į priešininką. Tai reiškia, nesvarbu, kas tai būtų. Ar kažkokie, tai sakykime, tas pats žibintuvėlis, ar telefonas, jeigu jo negaila, aišku, ar tą patys raktų, ta prasme, jeigu kažkokia vyko situacija, ypač situacijos, kai jūs negalite priartėti, kai turi peilį užpuolikas. Tai yra kažkas, o aš paprasčiausiai galiu mesti raktus į tą užpuoliką, mesti raktus į veidą. Instinktas visiems suveiks. Metu raktus į veidą, visi užsidems, pasiūs dar kažką. Tuo metu prieš metu, opa, jisai kol pasiem, aš kad pagavau už to peilę, tarkim, man kažką veikinu. Jeigu žinau, ką veikti, ta prasme, gal paprasčiausiai pagalvoju, ko man reikia, metu jį ir bėgu kažkur. Ta prasme, žodžiu, daikto kažkokia metimas, bet kokia daikto metimas visą laiką. Net ir kojį, jeigu nešakas ar triuskį, bet kokia daikto metimas į veidą ar į žmogų sulauks reakcijas ir, ta prasme, to pasikoje galite kažką jūs nuveikti. Ir dar kalbant apie improvizuotus ginklus, aišku, mes dabar kalbėjom tai, ką turime rankoje. Ir aišku, dar vieną reikėtų čia paminėti pabaigai, kad jeigu situacija vyksta kažkokioje aplinkoje ir jūs susivokite toje situacijoje, tai yra laiko, tai aišku, visuomet galite duoti kažkokios papildomus daiktus. Tarkim, jeigu vyksta tas pats užpuolimas, tarp kovo, vadinkim, mūsų užpuolė, kažkas kokiam, nežinau, bare kokiam, tarkim, nesvarbu, ar dar kažkur. Tai yra, jeigu yra stiklinė, jeigu jūs susiretavote, čia gal praėdot smūgį, kažkuris puola, čia nuspyrėt, matot paduką, grėbėt paduką, iš paduką veikiat, arba metat paduką, ar iš bokalo trenkiat, biliardo lazda kokią nors su lazda trenkiat, galiausiai jeigu jūs puolas kokio peilio, tarkim, šiam irgi kažkokio patalpoj, pamatot kėdę, grėbėt kėdę, su kėdę, jūs jau išlošit distanciją. Jūs jau turite kažkaip irgi šiek tiek išlyginę situaciją. Jisai turi ginklą, jūs pagaliau turite ginklą. Ta prasme, tas improvizuotas ginklas yra, kaip sakau, yra toks iš kelių dalių. Pirmas ir esminis. Tai yra, kaip minėjau, tai, ką jūs turite rankoje užpuolimo metu, čia yra, sakykim, pirminė. Prioritetas tas numeris 1 yra, kur naudojamas improvizuotas ginklas. Antras dalykas, tai kaip pabaigoje minėjau dabar, kažkoks, sakykime, vietoje improvizuojate ir kažką tai galite panaudoti, ką jūs randate. Ten, kaip minėjau, padėklas, padukas, kėdė, kažkokia lazda, nežinau, dar bet koks daiktas. Jeigu jūs, sakau, situaciją spėjate susiorientuoti, spėjate kažką pamatyti, pagriebti ir taip toliau. Tai tiek pat apie tuos būtent improvizuotus ginklus. Tiesiog, jeigu reikia, tai naudojate. Esminis, kaip minėjau, jų pagrindinis tikslas yra nustebinti priešininką, jį sutrikdyti, neeliminuoti iš karto su ginklu, tiesiog jį sutrikdyti, išmušti iš jo plano, iš jo vėžių, ką jis yra suplanavęs, išmušat, vis pasimeta, o tada
prieinat prie savo reikalingų technikų. Ar savigynos ir įtrumuoti, greunate, ar tiesiog bėgate iš vietos. Tai tiek.